Nu ir atėjo laikas didžiajam būrimui kitą mėnesį. Ir kaip visada, pradėsim nuo avinų. Imsiu po 4 kortas. Šiaip imdavau po 3, o dabar imsiu po 4. Gal geriau kalbės, daugiau pasakys, 4 stichijos, 4 kortos. Buriu tik tai iš atverstų, niekada neburiu iš. Avinam daug abejonių, daug apsisprendimų, daug kažkokių tai rūpesčių dėl veiksmų. Kažkam tai reikės priimti labai rimtus sprendimus. Bet Mėnulis tai kažkas, ko nematot, kažkas tai atidžiai žiūrėkit. Atidžiai kažkas vilioja į blogą, velnių korta krito. Mėnulis tai yra mistika, apgaulės, paslėpta, melas visoks, o velniukas tą patvirtina. Mėlyji, jums kitas mėnesis bus toksai darbingas, apsisprendimų, visokių kelionių galbūt bus, nes Riteris žąslų rodo ir kelionės, ir visokius sprendimus labai tokius aktualius. Tai šitiek. Ir dar vieną, ką patars. Saugokitės apgaulių, saugokitės, nes čia yra tokia kaip vagies korta. Gali būti kažkoks melas, apgaulės, avinam. Šį kartą tokios kortos dovanokit, aš labai pozityvi, bet čia yra įspėjimas. Nebūtinai tas turi atsitikti. Mėlyji, visada dėkit laikus, jeigu tinka, patinka, priimu ir tada bus, reiškia, jum įsipildys. Reiškia, jum tos kortos tada įsipildys. Taip. Dabar ką pasakys toliau jautukam. Irgi mįslingas mėnesis. Mįslingas mėnesis, bet žinokit, dabar startas labai gera ir astrologiškai pradžia pasikeitimų su planetom, su viskuo. Ir taip nemažai, dabar apie 5 metus bus labai nebloga situacija visiems. Išspręskit savo problemas, kažką tai atidžiau pažiūrėkit, kažkur tai irgi mėnulis krito. Tai, žinot, mėnulis tai kažko nematot, kažkokių yra paslapčių. Reikės daug jėgų, reikės priimti atsakingus sprendimus dėl visko. Kam dėl jausmų, kam dėl partnerystės, o kam reikės ir pakovot labai gerai už save. Bet čia tokia sunki, bet laimėta kova bus. Žodžiu, kitas dabar sekantis mėnesis, kada žiūrėsit jum, jautukai bus toksai. Ir dar kas, taurių tūzas, ir čia krito tas šansas, ir čia tiesiog kažką tai atrasit savy, kažką tai gausit gerą idėją, gerą kažkokį tai pasiūlymą, arba įsimylėsit, mėlyji. Gali ir tai būt. Toliau imam. Dabar kas bus? Dabar bus dvyniam. Ką pasakys dvyniai? Dvyniam. Mėlyji, tokiu laiku, kada tuščia prie baseino atėjau ir tokį vaizdą noriu jums vis kitokį parodyti su mano būrimais. Atsipalaiduotumėt, kad tai būtų relaksas jums, poilsis ir geros emocijos. Taip, dabar ką galiu pasakyti dėl dvynių. Šeimos reikalai, finansai, kažkokie rimti sprendimai, kažkokias rasit išeitis, kažkur tai pasuksit kitą linkme.
žinot, dėl šeimos labai daug dalykų. Čia atsiprašau, žinokit, priminsiu, tai yra visiems bendras sprendimas, čia keli variantai galimi. Dėl šeimos sukūrimo rūpinsitės ir kažkur išvyksit į bendrą gyvenimą ir čia bus ta tokia žinia, tai labai toksai intuityvus sprendimas iš sielos, iš dūšios. Jeigu dėl finansų, dėl darbo reikalų, galit keisti darbą, galit išvykti į užsienį. Čia keli variantai kiekvienam. Kas norit privačių, rašykit man į elektroninis paštas paduotas po įrašu. Taip, ir papildoma korta jum tai irgi, kad tai yra jau karminiai dalykai pas jūs. Šitie dalykai, kurie dabar vyks pas jūs sekantį mėnesį, tai bus labai karminiai sprendimai. Dovanokit, čia stichija, vėjas, kaip papūtė mano, nupūtė ir kamerą, nu nieko, susitvarkysim ir toliau dirbsim. Taip. Šitokie reikalai su dvyniais. Žodžiu, čia turi vykti. Viskas, kas jum tiesiog matot ir stichija, turi vykti, turi pasikeisti. Kažkoks gyvenime, kažkokios permainos, tokios gana rimtos vyks kitą mėnesį. Toliau eina po dvynių eina vėžiai. Ką vėžiukam pasakys? Nu, vėžiukai lėta. Eigiai, sunkiai apsisprendžiantys vėžiukai. Ką jum pasakys? Taip, lėtas judėjimas dėl finansų, dėl kažkokių sprendimų, nepriimat pastoviai, jum nesiseka priimti, o katinėlis dar prabėgo. Jum reikia priimti sprendimus dėl... Ajai, kaip čia įdomiai jum krinta. Taip, turėčiau, jeigu kas dėl santykių, dėl meilės, dėl kažkokių, tai čia yra tokie dvasiniai, tokie rimti sprendimai ir tai yra tas riteris ant balto žirgo su taure rankoj. Žinot, čia apsisprendimas dėl kažkokių tai jausmų ir patvirtina tą taurių karalius ir čia judėjimas. Kažkas tai pajudės, apsispręs, išdrįs kažkur tai eiti link savo svajonės, galbūt tai bus visgi pirma korta krito pentaklių riteris. Tai ir finansai, pakartosiu, tai bendras būrimas. Jeigu kas individualaus norit, rašykit man po įrašų, manęs vis klausia, netitinka. Čia, žinokit, labai daug žiūri žmonių ir čia visiems neįmanoma. Bet čia gali būti du dalykai, kad pajudėsit ir būsit labai laimingi pakeitę darbą ir išeisit kažkur tai tiesiog iškeliausit, arba tai bus kažkokia, turėsit pinigų, apsisprendžiat kažkokiam atostogom, kelionėm, gali būti, bet dažniausiai tai pokytis bus partnerystėj. Ir papildoma korta vėžiukam. Taip, dėl jausmai, matot, kiek trys net šitų kortų, kur rodo jausmus, jums duota šansas gyvenime dienos, dar paskutinis, arba jūs paimsit jį, arba liksit, pragyvensit, pravargsit tokį netokį gyvenimą ir nieko neįvyks. Turit apsispręsti. Nors jums tas labai sudėtingai einasi. Dabar liūtai. Po vėžiukų bus liūtai. Ką liūtam pasakys? Liūtų. Kažkas baigėsi liūtam. Kažkokia tai, noriu rodyti, kad imu iš kaladės, kortas nerežisuoju. Liūtai. Jums kažkokia pabaiga, jausmų pabaiga, kažkas, žinokit,
apsispręsit, kur viskas išdžiūvo, kaip sakant, taurė išgerta, išpilta, sudužusi, jausmų nebelikę, išeisit iš santykių. Čia yra mirties korta ir čia arba tai bus apsinulinimas ir pasiryšit kažką tai nutraukti ir priimti naujus santykius, apsispręsit kažką tai išeiti, galbūt senai jau nieko nėra pas jūs ir išeisit iš santykių. tą darykit ramiai. Jeigu tvirtai apsisprendėt, tą darykit. Jeigu tai dėl darbo, dėl kažkokių pokyčių, norit kažkas emigruoti ar išeiti ar į kitą darbą, ar pakeisti bet ką gyvenime, namus galbūt ar ką, taip pat rodo, kad įsinulinimas čia galimas jums. Papildoma korta, tai ta kova su vėjų malūnais, kova su savim, ta dvasinė kova, ta tokia išsekimas, nuovargis, tokia blaškymasis ir nežinia dėl ko ir dėl ką, tiesiog rasit išeitį, susitvarkys jūsų, apsispręsit. Jeigu kam dėl jausmų, irgi apsispręsit. Tai taip, kad liūtukai, jums irgi toksai kartą visiems, žinokit, tokios kortos krinta, kad vau. Gerai, dabar toliau eis po liūtukų eina, kas mergelės eina, mergelėm. Mėnulis vėl. Mėnulis labai daug krito, labai daug mistikos ir iš karto 2 kortos krito. Gerai, tas ir paimsim mergelėm. Ai. Žinot, mėnulis kažką tai irgi nematot, kažko tai pas jūs paslėpta. Čia visiems bendras būrimas, mylėjai, čia visiems bendras būrimas ir labai sudėtinga atsakyti, kiek, nes čia rodo bent 4 variantus galimų ir dėl darbų, ir dėl sveikatos, ir dėl kažkokių tai problemų darbinių ir čia rodo kova už labai daug. Mėnulis, tai kažko nežinot, kažko kovojat su kažkuo, tokia dvasinė kova labai didelė yra, bet jūs ne viską matot, kažką tai, o gal patys kažką slepiat, savy kovojat ir širdis va jum plyšta ir nežinot, kaip pasielgti. Ta kova galbūt tai šeimoje, galbūt darbe vyksta, galbūt su kažkokiais tai biznių reikalais vyksta. Tokia sunki kova. Kažkas tai, žinot, 3 esą jūsų tas trikampis, jausmų trikampis. Negalit pasirinkti, ar likt kur esat, ar išeiti į kitus santykius. Tai tiesiog va tokia vidinė kova ir čia rodo. Ir tai ir darbinė gali būti ir tokia. Nu, žiūrėkit, čia jum jau dar papildoma, gal daugiau kažką paaiškins mergelėms. Jūs rasit išeiti. Fortūnos ratas tai visada rodo, kad žinot, norisi sušukti Eurika. Žinau, ką reikia man daryti, žinau, kur man reikia eiti ir viskas gerai. Taip. Ir toliau dabar kas bus po mergelių svarstyklės. Mano galva kaip kompiuteris dirba ir žiūriu ir esu tokiam, žinot, kaip sako, tokiai srovėjai, kai pradedi burtų kažkokį įeini į tokį transą. Taip, svarstyklės. Ką svarstyklėm pasakys? Pildysi svajonį svarstyklėm. Pildysis kažkokia, jūs valdysit visą situaciją, ką norit. Jūs būsit ta tokia paslaptinga, jūs
viską atliksit paslapčiom, kitiem nematant, taip neįkyriai, nekrentant į akis, bet valdysit visą situaciją. Ir Fortūnos ratas turbūt dar lygi šiol pats geriausias krito derinys kortų, kokie aš esu dabar šį kartą būriau. Labai superinės kortos, Fortūnos ratas, valdymas, viskas, svajonių pildymas, viskas. Jeigu kas norit ištekėti, tai statuse moteris, imperatorė, tai jau jinai yra vedusi moteris, jinai turinti šeimą, valdanti savo gyvenimą ir valdanti viską, ką ir gaunanti, ką ji nori. Eikit, jeigu kas siūlo, ar santuoką, ar kažką, tai reiškia taip yra jūs atvestas, nes tai geriausias jums variantas, kokį gali likimas jums duoti. Rodo nulinį kortą, įsinulinkit, eikit, kur jūsų širdis, kur svajonė ir viskas bus gerai. Taip, po svarstyklių eina skorpionai. Ką skorpionams? Skorpionams šansas. Oi, čia daug ką reiškia ir seksą, ir šansą, ir galimybės. Taip, duota jums didelį galimybė labai stabilizuotis finansiškai. Ne tik pats užteksit visko, bet galėsit ir padėti. Tiesiog turit dvasinių tokių abejonių ir galbūt kažkas prašo skolinti pinigų jum ar pagalbos ir jūs nežinot, kaip pasielgti. Ir tiesiog truputį turit abejonių, kaip iš vis daryti. Dažnai būna tokia situacija, kad nežinot patys, ko norit. Va čia jums didžiausia problema ir yra. Oi, kaip vėjas šiandien. Taip. Bet čia yra lygsvara. Turit nurimti, susibalansuokit savo visus norus, viskas jums pasiseks. Viskas bus gerai. Taip, dabar dar skorpionam, man pasiimsim skorpionam, dar pažiūrėsim galimybės skorpionam. Ne, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Saulė, išeisit iš tų problemų, valdysit pakankamai, turėsit jėgos ir šansas. Viskas bus gerai. Tikrai viskas bus gerai. Tai būsit nugalėtojų. Dabar šauliai. Ką šauliam pasakys? Ką šauliam pasakys? Taip. O, 10 taurių. Džiaugsite šeima, santykiais, viskuo, gyvenimo lygsvara, ateis, viskas nurims, susitvarkys. Ir greitai, labai greitai viskas įvyks. Tai pati greičiausia korta. Ir tas šansas, kur jums duodamas gyvenime, būti laiminga, turėti šeimą, turėti viską arba išsaugotą šeimą, kurią jau turit. Taip pat rodo, kad viskas susitvarkysim, labai puikios kortos, visi reikalai tvarkytis. Jeigu dėl šeimos, ar namus statot, ar kažką, ar dirbat, ar kuriat šeimai verslą, ar kažką, viskas jums seksis. Ir čia yra 5 taurės, kur buvot nusivylęs, praradęs žmogus, čia moteris ar vyras, nesvarbu, čia visiems būrimas yra, praradęs visus viltis būti laimingu, ar būti mylimu, ar sulauktos dvasinio tokio, savo tokio žmogaus ar kažko, viskas susitvarkys, viskas ateina pas jūs. Šauliai dabar ožiaragiai. Ožiaragiai, ką pasakys ožiaragiam? Ožiaragiam
Taip, bokštas. 9 pentaklių, mirties korta ir saulė. Taip, mylėjai, kažkas tai pas jūs gyvenime turi, žinot, kažkas išeiti, kas ne jūsų, kas jums trukdė būti laimingu, turtingu ir visko pasibaigs. Tos kovos, viskas pasibaigs. Saulė, pamatysit savo kelią, pamatysit savo tikslą, pamatysit ten, kur jums reikia eiti ir pamatysit galimybę savo, atsiversiu akys ir gal pamatysit melą, viskas išryškės, visos paslaptys, viskas išryškės. Ir dabar dar vieną kortą paimsim tą patarimą. Taip, lygsvara, nurimkit, viską ramiai darykit ir viskas jums pasiseks. Taip. Dabar vandeniai. Ką pasakys vandeniam taro kortelės? Mylėjai, čia bendras būrimas visiems. Individualių turit rašyti man po įrašų yra duota. Manęs klausėt, rašot, taigi įdėta yra mano kaip susisiekti ten. Susisiekti elektroninis paštas. Ir padarysiu. Tai kainuoja 50 eurų, galiu pasakyti. Taip, dabar šičia yra vežimas keisis vandeniam ir šansas duodamas ir kažkas tai naujo ir gražaus ir, tiesiog 3 pentaklių. 3 pentaklių kortos ir kelionė. Kelionė ten, kur gerai, ten, kur tave laukia sėkmė, ar į naują darbą, ar į naujas galimybės, ar naują tikslą. Lėtai tas judės, bet pajudės, nes pentaklių riteris pats lėčiausias yra, jis daug galvoja, atidžiai daro ir viskas pasiseka. Tai va. Ir išsinulinkit, nebijokit keisti, jūs vandeniai gali tą daryti. Ir jums tai nesunku, ir jūs sugebat, ir jums viskas nauja eiti, viską trenkus, uždaryti duris ir eiti, kur akis mato, jūs mokat. Jūs tą galit. Tai va, dabar žuvis. Žuvim, kas žuvim pasakys? Tarom. Taip, dar priminsiu, kad individualius, sako, netinka, ne visada atitinka, bet čia daug žmonių, čia nėra, šitos kortos rodo bent 4 galimybės, žinokit, 4 variantus įvykių ir kiekvienam vis gali būti kitoks ir kaip individualiai būri, tada kitaip. Ir per video skambučių dabar taip patogu, bendraujant ir padarau tuos būrimus ir tikrai visiems labai patinka ir pabendrauti su manim gyvai ir asmeniškai. Ir tai nėra taip jau daug. Tai va. Ir papildoma korta yra žvaigždė. Taip, kad žuvim išeina į naujas galimybės. Laukia tikrai atsidavęs ir sunkokas darbas, bet jūs būsit nugalėtojai. Nesiblaškykit, nebejokit, viskas jums išsispręs. Ir jūs tas toksai tąsymasis savy, žinot, jums tik trukdo. Eikit, kur jūsų svajonė, eikit, kur norit. Ir šitą kortą rodo. Kas sena, palikit, kas atgyveno, ar biznis, ar namai, ar kažkas. Nebijokit išeiti į naują ir gražų ir gerą. Tai va tiek, mėlėjai, šiam, kas tiko, dėkit laikus ir padėkokit, tai bus atlyginimas man.